Sekantis klausimas, kurį noriu paliesti, tai būtų kitokios spalvos briaunos pasirinkimas. Kartais atsitinka taip, kad daugelis detalių sąraše yra laminuojama ir dažniausiai 98 procentai kraštinės laminuojamos tokios spalvos briauna, kokia ir yra pati plokštės spalva, pats plokštės paviršius. Tačiau kartais, ir aišku dažniausiai tai yra fasadinės durelės, ar tai stalčiukų fasadai, ar tai durelės, kartais norima pačias kraštinės užlaminuoti kitos spalvos briauna. Tokiu atveju užsakymo formoje išspręsta žymėjimas taip pat ir jūs galite nesudėtingai tą atlikti. Štai pavyzdys, mes turime detalės, aš jų šiek tiek padarysiu daugiau, nukopijuosiu ir įkelsiu, štai daugiau detalių. Ir sakykime, kad mano bendram sąraše yra du fasadai, tai yra detalė numeris 4 ir detalė numeris 8. Ten galbūt kiti yra karkasai ir aš norėčiau užlaminuoti kitokios spalvos briauna kraštinės. Tokiu atveju lentelės apačioj aš galiu pasirinkti plokštės spalvą, pagal kurią dedu briauną. Jeigu štai tokia plokštės spalva, būtent pagal ją, ne pagal šią parinktą, o pagal šią plokštę reikėtų užlaminuoti briaunas. Bet kadangi sąraše yra daug detalių ir tik tai keletai iš jų reikia šitą funkciją priskirti, jūsų neapsunkinant, nedarant atskirų užsakymo pateikimui lentelių, atskirų formų, kiek žinome, kitų gamintojų reikalavimas yra kiekvienai plokštei, kiekvienai spalvai pateikti atskirą sąrašą. Šiuo atveju mes mėginame šitą naštą nuo vartotojo nuimti. Ir čia, jeigu aš prie ketvirtosios detalės pažymėsiu pastabą kita briauna, bei prie šitos pažymėsiu kita briauna, tai būtent šioms detalėms bus priskirtos ir kitos spalvos plokštės briaunos, kurias mes va čia ir nurodėme. Galime matyti, kaip keičiasi. Štai dabar yra ketvirtoji detalė, briaunos kodas 427, pasviręs brūkšnelis 23,2. Jeigu aš panaikinsiu šitą pastabą, briaunos kodas bus 475523,2. Pagal nutylėjimą, pagal plokštės spalvą parinko štai tokią briauną. Kuomet aš pažymėjau, kad tai turi būti šita detalė laminuojama kita briauna pastaba, automatiškai priskyrė ir klaidos čia negali atsitikti. Taigi štai toks nedidelis palengvinimas. Į sistemą integruota šitą funkciją, jos kartais prireikia ir siūlau ją pasinaudoti.